Pažiūrėkit, kokioje gražioje vietoje esame. Ir žinoma, fiziniam aktyvumui yra būtina pasiruošti. Nesvarbu, ar jūs sporto salėje, ar jūs į žygius einat. Vat mes dabar kylam į kalnus, bet tikrai pasiruošėm. Ir grįžusios vėl mums reikės atsistatyti. Tai Linutė, kaip mes pasiruošėm, papasakok. Aš labai džiaugiuosi Nature Sunshine kompanija. Visų pirma dėl to, kad gamina aktyviam gyvenimo būdui viso to, ko reikia. O prieš fizinį aktyvumą reikia angliavandenių ir baltymų, kad raumenys turėtų ištvermę. Ir atstatymų reikia to paties, ne tik baltymų, bet ir angliavandenių. Tai tie angliavandeniai yra iš sveikų, tai yra iš skaidulų. Tai vat mes grįžusios kaip tik suplaksim kokteilį, galėsim parodyti, be galo tikrai skanu, sveika, maistinga ir atstato raumenis. Kaip ir žadėjom, parodysim, kaip mes atstatom raumenis po fizinio krūvio. Tai visų pirma priminsiu, kad reikia ne tik tai baltymų, aminorūgščių, reikia taip pat ir gliukozės bei kitų mineralų ir vitaminų. Tai jūs galite, aišku, ruoštis tos baltyminis kokteilis, kokius norit, kad prasme iš maisto, kiti būna varškė, deda ten, miksuojasi. Mes tai darom paprasčiau, tiesiog, nes ne visada ir produktų turim ir būna sunku skaidulas surinkti visas tokių, kokių reikia. Tai tiesiog labai paprastai aš pilu vandenį gertuvę 400 ml ir dedu jau paruoštus augalinius baltymus. Kodėl augalinius? Todėl, kad dauguma žmonių netoleruoja pieniškos kilmės, ne? Tai yra kazeino netoleruoja, to pačio glitimo kažkokio. Tai va čia nėra šitų dalykų ir kadangi šitos medžiagos labai gali greitai pasiekti mūsų organizmą, būtent kokteilio pavidalu, tai dėl to mes taip ir atstatinėjom, nes čia yra ir vitaminai, ir mineralai, beje 24, taip pat labai daug skaidulų ir praktiškai tik 1% cukrus, kuris irgi yra iš būtent šitų augalinių dalykų, tai yra stevija, ne? Tai viskas yra jau paruošta, belieka tik tai išplakti gerai ir vartoti.